Žydintis rytas horizonto toliai, kiek dar kelionė truks, broli, kiek dar dienų kol nuguls dulkės, kol tau ištars gulkis. Žodžiai teisingi kieno pusėje, tu rankoje akmuo ar dar pusėjo, kam tu teisėjas, kam rankos butelio, kam laiškas dugne butelio. Kuris čia be nuodėmės, lai meta tą akmenį, tau nepasirodė mes prakeikti. Kiek čia iki tėvo? Tai čia visai netoli šalia. Gerai, varom. Aš tau grąžinsiu sodybą. Ir daugiau tu nieko negausi. Redai, man Vasė pasakė, kiek tas konteineris vertas. Žinai, norėčiau kokio nors bonusą. Jokio bonuso negausi. Aš tau ir taip per daug geras. Atvažiavau ir kalbuosi su tavimi. Freda, visi kozeriai juk mano rankos. Tu pats tai nežinai, kur yra konteineris, ar ne? Nežinau. Bet yra labai daug būdų sužinoti. Nu, tu teisus. Tai yra. Nešvariai žaidi, Fredai. Oi, nešvariai. Sakai, atvažiuosi vienas ir dar palydą atsitempiai. Kamina. Vairuotojas neginkluotas. Kamina. Patrauk ginklą ir kalbam apie reikalus. Stovėk, kur stovi. Stovėk, kur stovi, Fredai. Kaminas, tai tėvo užvers. Aš matau. Pačiu laiku mes čia atsiradom. Альдарида. Maiklai, bliama, pagaliau atvarei. Darau. 100 metų. Nu, va, imki pūs. Paieškosim džą. Geras, nu. 100 metų, Goša? Tai kažkokį šūdą rūkai. Aš žinai, baigėsi stafas, tai nuodiju save vietinę šalų. Žiūrėk. Dovanų? From California. Lemon Tree vadinasi šitas, bičiuliai. Čia prezentas tau. Pabandysim šitą kaifą tuoj, o tada, manau, ateis pas mus ir džą. Tėvai! Čia Markas su Slimu! Kaip matau, tu irgi ne vienas. Kas ten, Vasė? Vasė. Vasė, Fredai, ir labai gerai padariau, kad aš jį čia atsivežiau. Nes tu sūneliu savo atsitempiai. Neatsitempiau, jie patys atsivilko. Bet tu sulaužiai mūsų susitarimą. Netikiu tavim, Fredai. Žinok, niekada gyvenime netikėjau. Vasė šiaip dėl viso pikto atsivežiau. Norėjau ramiai pasikalbėti, bet matau, ramiai nepavyks. Kada nors kitą kartą. Iki, Fredai.
Nu, gelbėtojai, durneliai, suneliai, ateikit čia. Tėvai, mes tavęs važiavom gelbėt. Nu, dėkui, išgelbėjot. Goša. O gal tu kokią mergaitę pažįsti? Žinai. Gal ir pažįstu. Galim suorganizuoti. O tau vienos ar dviejų. Nu, kamon, vieną mergaitę kokią turi, ar ne? Gali? Okay. Žinai, kaip po Hašo Doris, juk pats. Ja, noris. Kur tas telefonas, bliamo? Alio. Nu gerai gyvenu, tiesiog nuostabiai. O kas čia skambina, ha? Goša. Nu ir ko nori, sakyk. Gerai, numesk adresą, tuoj būsiu. Uždaryta. Mes nedirbam. Visų pirma, laba diena. O visų antra... Suka, ką darai? Ramiai. Kas tu toks? Aš tavo mirtis. Aš jūsų visų mirtis, jeigu nerasiu savo krovinio. Kokio krovinio, ką čia paistai? Čia striptizo klubas, čia nėra jokių krovinių. Tu dar kartą nori stalą pabučiuoti? Nieko aš nenoriu. Klausyk. Kas tu per vienas, ko tu nori? Aš jau pasakiau, ko aš noriu. Ir kas jums visiems bus, jeigu nerasiu pavogto krovinio. Perduok Fredžiui, kad negalima žaisti dvigubų žaidimų. Supratai? Ką? Kokiam Fredžiui? Viską tu gerai žinai. Laikykis, mes dar susitiksim, mielasis. Gydyk nosį. Welcome. Goša, perspėju, su dviem vienu metu nepasirašysiu. Čia, Linutė, nu tu tik Maiklą aptarnausi, o aš tuo metu kur nors, žinai, pasivaikščiosiu. Tinka? Tinka, bet pinigai į priekį. Okei, Maiklai, trauk kešą. Panelį nori įsitikinti tavo finansinėmis galimybėmis. Money no problem for me. Tu tai žinai. Believe me. How much? Seni, kur buvai? Cigarečių nusipirkto ką? Kol tu cigarečių vaikščiai, čia mane toks čiuvas normaliai prispaudė. Liepė krovinį grąžint. Sakė, Fredžiui viską perduot. Šūdas kažkoks, seni. Nu, tu ką? Aš jam nieko nepasakiau. Bet jis nepatikėjo. Reikia paskambinti Fredžiui. Ramiai, nusiramink. Paskambinsim Fredžiui, viską išsiaiškinsim. Bet jeigu ieško krovinio, tai reiškia, jis nežino, kur tas krovinys yra. Paskambink Fredžiui. Sakė, pats paskambins, neužilgo. Staigiai! Ištrauk tą šūdą, kurį man priklijavai, debilę! Tik čia įtaisėja dar ko nors. Tik čia, tėvai. Klausyk, tėvai, supras, mes dėl tavęsgi viską darėm. Kažkur dingsti, nieko nepasakai, po to vėl grįžti. Patylėk. Nepradėkit čia vienas kitam advokataut. Saugoja jie mane, debilai.
Neikis visi trys, treti broliai durniai. Vienas daboklis sėdi mergą, matai, gelbėjo. O jūs ką? Miške norėjot nudvėsti? Ko jūs lendat, kur jūsų niekas neprašo? Aš vienas ten turėjau būti, suprantat ar ne? Vienas. Bet tai Kaminas ne vienas buvo. Aš apie save kalbu, ne apie Kaminą. Debilai. Vladai! 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 Чем тут опрокять музыку? Vladai! Girdi? Varyk. Siūsk mergas namo. Sio. Kodėl? Baigėsi fiesta. Gana. Fiesta, aš noriu dar fiestos. Klausyk, tokiais tempais gausi infarktą. Klausyk, infarkto aš nenoriu. Nu, jeigu tu nenori. Aš noriu dar gražiai gyventi. Jeigu nenori ir nori gražiai gyventi, susitvarkyk bardaką. Atskridom, nusileidom, viskas. Mūsų maršrutas jau baigėsi. Keliamės. Palengva namo. Pirmyn. Nu kaip? Aukščiausias rūšis miltai. Super banginį. Taigi tokius gali lengvai praskės prieš parduodamas. Galėjau. Nu, iš kur tu čia gavai tokio? Žinau gerų vietų. Kaip visada geros vietos. Nu ir kiek tu turi? Turiu 5 kilus. Kiek? Nu, tu glušas, sakau, turiu 5 kilus. Ir visi tokios kokybės? Nu, tai tu turtingas banginė. Nu, tipo jo, tik reikia kažkaip tai dabar šitus miltus iškeisti realias šaibas. Jo, čia užduotėlė neišlengvųjų. Ne, nu, tokį kiek įstumsi, tai iš karto susidomėjimas atsiras. Taip, nu, tai dėl to aš ir atvariau pas tai pasitar. Ką tu man patarsi, Nu, gausi savo dalį, taigi normaliai, aišku, jį sutaris. Nu, nesuprantu, Valdemarai, kam taip skubėt? Klausimai po to. Nuvažiuoji į Statkomo ofisą, paimi dokumentus ir atveži čia. Pats tai padaryčiau. Bet kol nušoliuosi, susilaužysiu kitą koją, nesiraukyk. Pasilinksminai, pailsėjai. Dabar metas padirbėti. Gerai. Gerai, viskas nuoja. Nuvažiuosiu ir atvešiu. Iki.
Atleiskit, jums iš kito. Kur? Matėm. Bet taigi tiksliai, tas mano makušas su tai šou verslo visais tūsino, atėtingi niuchina, tai nevaikiškai. Supranti, nes jeigu aš savo klientams stumdysiu, tai žinai, visokie švarsai su demonais aiškins, žinai, ir pradės presuot mus, kas, kur, iš kur čia gavom. Nu jo, tai aš ir makušai tada, gal atiduočiau, žinai, skolą prekiam. Ką, daug skolingas? Ne, ten keletą štukų, žinai, demonas narysavался ten už senos varkės, žinai, reikėjo biškį pasiskolinti. Aš nežinau, kad iš dangaus nukris man tie kokosai. Kokosai? Stiprus kokosai. Klausau. Labadiena, Algirdai. Kas čia skambina? Aš neturiu jūsų numerio. Auditas. Koks čia dar auditas? Mes neužsakinėjom jokio audito. Nepriklausomas. Aš čia turiu krūvelę jūsų sutarčių Statkomo. Sėdžiu, skaitinėju, žaviuosi. Kas čia skambina? Nesinervinkit, Algirdai. Ir nekalbėkit taip, lyg tai manęs visai nepažinotumėt. Mes visai neseniai buvom su jums susitikę ir labai maloniai pasikalbėjom apie reikalus. Pala, Richardai, čia jūs? Na va, pagaliau mes perėjom prie pagarbaus kreipinio. Taip, Algirdai, čia mes. Aš nesuprantu, apie kokius dokumentus jūs kalbat ir kas čia vyksta. Nu, čia keletas jūsų sutartėlių su Gvatemalos, Panamos, nu ir kitų egzotiškesnių šalių kompanijom. Algirdai, jūs dar čia? Nu, žinot, jeigu jūs nenorit su manim kalbėtis arba neturit laiko, tai aš mielai iki prokuratūros nuvažiuosiu pats. Ko tu nori? Nuo kada mes vėl perėjom prie tujinimo? Ko jūs norit? Mįslingai dingo skandalingo verslininko ir buvusio politiko Romano Kitovo bendražygis Sigitas Šidlauskas. Jis siejamas su didelėmis finansinėmis machinacijomis bei kultūros vertybių kontrabanda. Apie Šidlausko dingimą teisėsaugai pranešė jo žmona Marija Šidlauskienė. Pasak jos, Šidlauskų namuose esančios materialinės vertybės nenukentėjo. Tik norėjau paklausti, problemų nebus? Nebus, Markai. Jis dingo ir niekada nebeatsiras. Supratau, iki.